Kaip kadras, žiūrėk. Ir periostitų čia nėra. Štinė. Vadėja nugara, tai yra karsto. Toks ir panašiai, dėja istorinių duomenų apie juos. Bet tai, sakykime, nėra specialiai kažkaip tai nebuvo. Samo dvinius tam gale. Tai iš tikrųjų tai buvo tik tai legendos. Tai yra, nuo kurių šitą vietą yra antras lygis požemių Vilniuje. Manau, kad tai yra unikali istorinė vieta, kur tikrai mes turim atlikti pirmiausia be abejo visus reikalingus mokslinius tyrimus ir aišku turėtume atverti, kad būtų matoma visuomeniai. Vis dėlto tai yra mūsų miesto dalis, istorijos dalis, o kartu be abejo tai yra svarbu bendrai kaip ir pačiai žmonijai, kaip supratimas. Ir aišku, aš manau, kad čia būtų puikiai vieta muziejui, ekspozicijai ir kad kiekvienas, kuris atvyktų į Vilniaus miestą, matytų, kaip ir minėjau, ir tą matomą miesto istoriją, bet ir tą nematomą, kuris slepiasi po žeme arba po keliu, kuriuo mes vaikštome. Tai va, tyrinėjant šitas senųjų Vilniečių palaikus, senųjų Vilniečių mumijas, tikimės sužinoti daug tokių dalykų apie mitybą, apie gyvenimo būdą, apie ligas, apie fizinius krūvius, galbūt apie kilmę, galbūt apie genetinius ryšius. Tai dėl to ir sudaryta tokia ambicinga programa, kur visi tyrimai bus atliekami pasitelkiant šiuolaikinės technologijas. Tai jau atlikti radiologiniai tyrimai, kompiuterinė tomografija. Planuojama atlikti mikroskopinius tyrimus. Panašu į žygį. Dėl sraigių yra pakankamai paprasta. Vabalai tai yra viena iš tų rūšių, tai buvo kelios rūšys šeimos atstovai, kurie maitinosi mumijom, todėl kad, paprastai sakant, mumijos jiems buvo patrauklios kaip mitybinis objektas. Sraigės, stiklasraigės, kurias aš čia turiu, aš jas surinkau ant rūnijančios medienos, visai čia pat, ir jos šnais pateko per grunto sluoksnius ir ėmė maitintis, rūnijančiais senais karstų likučiais, dėl kad šita patalpa, kur mes esame, jinai buvo ilgą laiką uždaryta, čia buvo pakankamai drėgna ir tam sraigiam buvo visai palanku čia maitintis ir vystytis. Kokios yra buvę ligos. Tačiau yra išsaugota ir kai kurie minkštų audinių fragmentai. Audinių yra širdies fragmentai likę, yra vidaus organų, abdominalinių, yra gabalių. Ten Dominikonų bažnyčioje rasta apie 600 žmonių palaikų, kurios būklės, didžioji dalis skeletuota, bet taip pat ir mumifikuoti. Tai yra įvairaus amžiaus, įvairios lyties palaikai, maždaug trečdalis jų yra vaikai, tai atitiktų tuo metu demografinę situaciją. Ir atlikta tiesiog bendra tokia analizė, kiek žmonių, lyties amžiaus diagnostika, viena kita patologija vertinta ir detaliau pasirinkta ištirti 14 šitų geriausiai išlikusių mumijų. Tai būtų galima laikyti inžinierijos paminklų, o remontą, atlikinio remontą. Kanalizacijos yra padaręs tokių šedevrų. Palaikyk. Olga, nefotkink, nes... Kad jos yra nepriklausomos. Pasirodyt kažkuriai redakcijai būtų pavojinga. Supratau. Nedai.
Visur po visą Rūsį buvo palaikai, gulėjo per visą, reiškia, tą Rūsį. Nebuvo vienoje vietoje, tai reikėjo vaikščioti po kauliuką rinkti, nes visur buvo ir lentynose, ir dėžėse, ir ant to smėliuko.